Sveiki gyvi mano mažieji ir didieji video žiūrėtojai. Netikėtai visai pirmą kartą per savo turbūt iš vis ragų ieškojimą nusprendžiau taip išlysti. Šiandien yra gruodžio 1 diena, adventas. Neseniai pasveikau nuo Laimo ligos. Spalio mėnesį prasileidau arkutę su visom pasiekmėm, tai dar kartą visiems labai rekomenduoju skiepytis nuo encefalito. Nors Laimo liga yra gerokai paprastesnė ir jinai yra išgydoma, bet tikrai nelabai malonu. Kelios dienos tai buvo tikrai šūdinos. Tai va, dabar apsveikom. Ta temperatūra irgi tokia pakritus, gal tai aišku ir mažiau bus. Ir bandysim tokį miškelį šalia pagrindinio miško, mažesnis miškas, bet iš jo migruoja gyvūnai į didįjį mišką arba per jį migruoja. Tai mes čia bandysim kampais kažkur tai pasivaikščioti. Labai daug kažko nesitikiu, šiuo metu briedžiai meta ragus, bet jų čia turbūt arba nėra, arba labai mažai yra, tai čia jau laimės dalykas, o mes tiesiog pabandysim pasivaikščioti ir pabūti gamtoje, pasimėgauti ramybę. Priėjom tokią laukymę, kirtimą buvusi ir kad taip dykai per jį neiti, tai susiradau keliuką. Čia matosi, kad gyvūnai eina, tai bandysim va jo ir kirsti. Tai galbūt koks senas ir gulės pakritęs ragiukas, o gal ir ne, bet būsim praėję per perspektyvę vietą. Gerai, čia truputėlį strioko apturėjom. Atėjau iš tenais, girdžiu tik tai kažkas pašoko, čia bėga, bet nematau kas, per smilgas. Galvoju, nubėgo, jis toliau. Čia ratu apeidinėjau kokių 10 metrų nuo manęs. Šernas pašoko kuilys. Į tą mišką, kai davė, net prakaitas išmušė. Tai vadinasi, šerniukus pabaidėm. Nesinorėjo čia jų tai pabaidyti. Bet gerai, kad į priešingą pusę, o ne pas mane. Dar toksai vienas variantas. Smagu, kad daugumoje mūsų miškai yra pakankamai saugus, neturim kažkokių tai priešų čia labai didelių. Bičiulis prieš kokį pusmetį buvo siuntęs nuotrauką, kaip Anykščių rajone į šėryklą meška atėjo. Tai kas ieško ten tuose rajonuose ragų, tai pasisaugokit, nes panašu, kad jinai ten jau yra kuris laikas ir jinai ten tiesiog gyvena. Tai pasistengkit meškai ant galvos neužlipti. Toks naivus patarimas, bet turėjau pasakyti. Priėjom purvo vonės. Elniai mėgsta Peruje išsimaudyti, išsimozoti, kad kvapas būtų kuo geresnis ir patelės kuo labiau jais domėtųsi. Jeigu žinot, ką dar mėgsta daryti Peruje, kaip viliot pateles, gal nežinau, šlapimėje savo išsivoliot ar dar kažkur, tai parašykit komentaruose, labai įdomu išgirsti. Mano praktika tai yra tiek, kiek per medžioklinės kameras mačiau. Nemedžioju pats, bet kartais pasistatau, kad jausčiau pulsą. Dar šiek tiek aperkės. Kažkas girdžiu trašką. Tai kodėl visą laiką sakau, kad reikia jas nusipurtyti, nes kai prilimpa čia kažkur ant kelnių, eini per šakas, braukiasi ir jos įkrenta tiesiai pas tavį į botą. Ir jeigu tu jų nesutrini, tai dažniausiai ir prasileidi. Panašiai buvo ir su gerberio peiliu, kai pamečiau savo skeltuką. Tiesiog kažkur įsikabino ir viso gero, reikia kurt laužą, o nėra su kuo. Taigi visą laiką apsižiūrėkit, erkių. Mažas padarėlis, bet problemų pridaryti gali krūvą. Taigi kelionė į pabaigą.
nelabai ką radom, bet turbūt būtų naivu tikėtis taip užeiti. Spėju, miškas turi šiokį tokį disbalansą, nes neradau nei vienų kaulų praktiškai. Tai vilkų turbūt irgi nėra. Žinau, kad bus dalis žmonių, kur skys. Taigi vilkai vis pjauna, pačius vis pjauna. Jeigu nesugeba tavių aptverti, tai jau čia, sorry papa, esu ne kartą matęs, kaip ganosi avis ar laukuos ir prie miško. Tvora 3 metrų, o apačia 0,5 metro tarpas. Tai apie ką mes kalbam. Be to atsiminkit, kad jau gamta pati save susireguliuoja geriau negu žmogus. Nežudykit plėšrūnų ir viskas bus gerai. Ir tų stirnų pamažės, ir telnių populiacija atsigaus. Neatsigaus gal, o susireguliuos. O dabar kaip dėdės kabinetuose nusprendžia, taip ir būna. Dažnu atveju tie dėdės net miške nebūna buvę. Ir dabar turim tokią situaciją, kad viena miške sumedžioti leidimų, tarkim, elnių yra koks 120 vienetų, tarkim, patinų, o kita miške 5. Tai pagal ką čia nusisprendžia? Aš nelabai suprantu šitų dalykų. Man čia vis dar kažkoks kosmosas. Taigi, nepamirškit paspausti laiko ir subscribe. Bandysim ir daugiau tų video padaryti. O dabar pumpuojam namučių ir pasimatysime kitą kartą.